tik po atgimimo metų, ar po 92 kažkurio 3, tada paminklotorių, kaip sužinojo, nuvažiavo, iškvietė ir išėmė ir tą sprogmenį visą kitą. Bet žodžiu, nu, vat, ko nestebuvo, kai sakot, va, ten bažnyčia. Prieš didžiuosius vartelius duobė už bažnyčios ant šitos 3, reiškia. Stogas, lubos, užcementuot ir dabar plėmas matosi po Marijos altorių. Matot, juk aušros vartų irgi, sakė, bombas numetė rusai, nes... Nu, tai, nu ką, Berčiūnų bažnyčia subombardavo, jums čia priedandžiu, kad čia vokiečiai. Mano varpas dabar irgi yra išsprogdintas, reiškia, ir tada artileristai kaip išnešė bokštą, tai vat ir varpas. Jisai suskylęs, jis negali suktis, irgi širdis, o kaip Pietkos. Gal perlydyti jį galėtų, vis tiek patarta. Perlydyti, bet reikia lėšų, matot, viskas. Nu, bet ne tiek kaip naujam. Nauji 30 keli tūkstančiai. Vyskupas Angelos Merkel paklausė, reiškia, gal atsatysit, yra nuostolių padaryto vokiečių. Sako, mes viską atidavė Maskvai, prašykit iš Maskvos. Ir viskas. Varpas vaiždūžės, skylė didžiausia. Ir jis negalėtų net suktis, man nesi, bet suktus jisai subirėtų. Restauracija reikia mažiausiai 20. Ne, aš čia irgi kalbėjau varpo nesuvirinsi. Tik perlydė. Nu, dabar matote, seniau virindavo geležį, dabar matote ir duraliuminį, ir net lydinius daro ten visokias plazmos. Neišėna, neskamba, nieko. Ne, tai matot, galbūt, jeigu iš šonė, bet jis pačiam viršų, čia reikia varpininkų technologiją. Kaip kunigas Burneikis Kretingo išlėja, jis senai savo darė pečių, matot, ir skamba, sako, gal neipatingai kaip savo mokslis, ką, bet krosnį darė. Bet padarė. Ten vagono malkų kūrena, 3 dienas kaitina to, kiek ten privežtų. Sakiau, nu jo, bet vokiečiai jau specialistai, matot, o dabar, kai sakau, visokiausių technologijų, seniau sakydavo, ten bronzos nevirinam duraliuminio, dabar visokiausių elektrodų. Nu, bet va, suvirino, aš pakaminis tas kunigas, suvirino, viskas neskamba. Nėra to skambesio kaip... Už tai, kad sutraukia, ne vienas monolitas. Čia ir kažkoks fantastiškas dalykas. Ne, čia 3000, matot, laipsnių kaip suvirinimas duoda, o čia metalas vienas gaunas plastiką. Va, už tai jis aidą išduoda. O čia nebėra to plastiškumo. Jis metalas sukaulėjęs. Siūlė 3000 virinimo ten iki 5, gal sukelia srovę, autogenas 1500. Tai čia yra skirtingi dalykai. Čia metalistų reikia, kurie... Bet, kai dabar daro visokiausiam ir elektrolizę seniaukas, tai dabar gali... Bet dabar iš principo, jeigu žymiai lengviau ir tą temperatūrą perlydyti varpui, nebūtinai malkom, juk nu kaip nebūtinai gali panaudoti saliarką, gali dar ką nors, deguonės duoti. Pasiekta temperatūra metalo lydimas, tik reikia viską pasiruošti. Tai jo, forma visą kitą. Nu, aišku, ne tiek kainuos, bet dabar akmenį, bet dabar paskelbė mum išeinant, kad perka 2 varpus. Iš vokiečių? Nežinau, iš ko jie perka. Sakė, 70 000 kainuos. Mes jau surinkom 30 000, tai čia beliko vieni niekai. Žiūrint, kokią matot parapiją, kokie pajėgumai. Jo, tai čia, žinai, didžiulė skirtumai, ar akmenė. Akmenė, žinokite, ir pamaldums. Akmenė dirba gerai, jaunimo daug bažnyčių. Cemento gamyklogi, matot. Ne, naujoji, senoji. Naujoji prašiau dirba, bet vis tiek ateina kažkiek. O tai senoji tikėjimas, nėra nieko tikėjimas klesti, jaunimo daug, sekmadienį bažnyčių. Kunigas dirba šventai, jūs patikėkit. Šventai dirba. Jeigu yra žmonių. Ir bažnyčia, žiema šilta, viską, žinai, ir jam Dievas laimina, matyti jo visus darbus. Ką Dievas myli, tam ir mėgančiam dvigubai duoda, tai pasakykime. Ne, žiūrėt, kurioje parapijai. Dar kurioje parapijai. Nu, nesvarbu. Viršijos aš, nes mano namai.
Čia dabar turės perinkti, kad bokštą ištiesinti. Šitas bokštas labai pakrypęs. Kažkur tai... Ir čia va prieš 10 metų pagal japonų katalogus dirbo meistras, bet jis dabar... Matot, va, su mediniam vieniem su... Taip, čia dirbo... Bet apie... Medžio... Čia aš nesu matęs tokio darbo. Čia dirbo medžio inžinierius, kuris pagal japonų pagodų katalogus darė rekonstrukciją šitą va. Visur mediniam. Kad nebekryptų. Jis sustabdė avarinį krypimą bokšto. Dabar einam į Katino vestuvės. Va čia va pakrypęs, buvo žemai stogas, tai tada iškėlė meistrai va šitą nuolydį padarė. Einam čia. O dabar iš bažnyčios stogo esame. Ima iškart, kai pamatau bažnyčios stogą, kai keitė Raudėnų, Jozapavai stogą, tai aš visas šiukšlės gavau suvalyti. Keli sunkvežimius su šiukšliu, viską metė. Senas stogas buvo palei šitą plankį, matot, va šitą kartelę. O dabar man iškėlė meistrai, kad nutekėtų nuolydis būtų. Ir va kas yra, va čia patys išpūvė, čia naują sujungė, va. Yra va bokštai, va kaip išpūvė, ateikit, va čia galit nufotkint, pamatot kiek iškelta, va. Visas kampas va nušūtęs, va. Reikės čia atsidengti meistram ir tvarkyti, va, šitie, va, matai? Ne, tai tas kunigus per iškilmės atlaidus. Bet koks incidentas vienas kitas, būdavo, vis tiek, tai čia nepaslaptis, ir seniau tavi. Tai visi mirkdavo. Tai jo, tas smigdavo, jo, tai ar ten su dvarininkais, ką sako šitas. Su dvarininkais, arba vėl, sako, vyrai jau ne kunigai, sako, gerai, reiks mašiną, sako, vairuot, kaip dabar visi pakaušiam. Sako, Jonai, tu per girtas dainuot, tai tu žvairas esi. Sprendimo būdai. Platus pasaulis. Ar galima persimėti? Galima. Dėkit arbatas. Čia žalia. Čia visokių yra peršalimo. Kokia gyvenimo prasme? Koks tikslas? Jaunas jėgus. Ir tada, kaip trenkė mintis, kaip įkūrė Jėzuitų ordiną, tai nieks nepriveikia po šiai dienai. Tai Ignaco Lojolos atsivertimas. Prie mirties buvo, angelai skraido, visa kita. Na, viršui Nazarietis, tai jau viskas aišku, visi kančio ženklai. Ir nendrė, ir drobulė, ir vynis, ir kryžius, ir viskas aišku, kas pavaizduota. Va. Marija apreiškimas va šitas paveikslas, jeigu ateisit va čia. Jūs galit matyti Žemaitijoje, nežinau, bet čia vienas paveikslas iš retesnių savo išraišką. Kodėl? Angelas skrydį, jis veiksme, jis vieną ranką rodo į šventą dvasią, kitą į Mariją. Jis judesy pagautas, čia kaip fotografija paveikslas, matot? Jis rodo, va. Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Jisai veiksme angelas. Tokių paveikslų nežinau, kur dar rasit. Reiškia, jis judesy. Marija įsigandusi, o angelas atlieka tą jam patikėtą misiją. Ir už tai va rankom, va šitaip. Jisai skrydyje. Labai paprasta, labai įdomu. Ir geras dailininkas. Kadangi čia yra Jono Krikšto bažnyčia, tai va Jonas Krikštas, Jėzus viršui, Petro Paulo mažas satulėlės viršų, angeliukai, čia šitie serafinai taip ir Nazarietis vatenai, va matot, viskas va. O šitos padnoškės va setimkūnė yra. Čia va vėl Jurgis, matot, va, ten Kazimieras, ten Stanislavas, va, ir pavaizduota ir žodžiu. Tai dabar Stanislavas su kuo laikomas rankoje, jis vaizduoja? Jis viskupas, nu tai ką. Su viskupu tą... O čia prisikėlusio Kristaus statulėlė. Kupreliškiai turim prisikėlusio Kristaus statulėlę Velykinę iš Amerikos atsiųsta 1910 metais. Amerikos lietuvių dovana parapijai. Tai va, matot. Na ir viršuje evangelistė, va keturi, labai paprasta. Šita bažnyčia meniška, labai daug vertybių yra atiduota į Biržų pilį, kad saugotų, nes mūsų nebėra žmonių. Čia aptarnaujama viskas, kadaise būdavo, o dabar... Tai va šitos plytos yra iš Biržų pilies. Kai švedai sugriovė Biržų pilį, tada žmonės visas plytas nešė ir išklo, už tai iššalta. Žiemą kaip iššalo, dar drėgmė.